Mane, alio, pinigai ir paskola. Tokia tema. Dabar yra du variantai. Jeigu imi paskolą, yra žmonės subrendę, kurie supranta, kad ne iš trūkumo ima, kitaip sakant. Tai yra planas, chuliganas, kaip tuos pinigus uždirbti, kaip juos atiduoti ir kad jie perka ten kažkokį turtą, kuris brangsta ir panašiai. Investicijos tokios yra, kurios atsiperka, arba yra planas, kaip ten padaryti verslą, biznį. Bet yra kita medalio pusė. Ta, ką darote visi šitie infantilai. Nesvarbu, kiek tau pasimetų. Jeigu tu darai tą iš trūkumo, pirmiausia, tai pradėkim nuo mažens. Aš labai gerai šitą pasąmoninį mechanizmą išmanau, nes aš ir pats turėjau kažkada paskolą ir žinau, kaip tas gyvenimas atrodo, kai turi paskolą. Būtų, aišku, aš ėmiau tuo metu, bet yra kas mašinom pasiima ir visokiam kitokiam dalykam. Tai va, kai esi tas infantilas, nesubrendęs žmogus, kuriam yra viduje, nėra pinigų, viskas brangu, bulvis pabrango, viskas pabrango, nieko nėra, šaibų nėra. Ir va, tu toksai vidinių bomžų savo, reiškia, iš trūkumo tu griebiesi paskolą kažkokią pasiskolint. Tai tave, aišku, aplinkybės priverčia. Gal mištuko neištraukė ir užstatei vaiką, galbūt ne su tuo asilu atsiguliai, kuris paėmė paskui paskolą, toksai pat ten pragertais smegenim jau, kaip sakant, jau jeigu tu kartą išgėrė, jau tu viso tau, kol tu nepateksi pas kažką, kas tau pradirbus, tai ten smegenys jau nefunkcionuos taip, kaip reikia. Tai va, tokie, kad tik pabėgtų kuo greičiau nuo savo tų parazitų tėvų ten, kurie engė, dresiravo, neleido gyventi savo gyvenimą, būti savimi ir panašiai. Jūs daugelis jaunimas bėgat nuo šitų savo senių, kad jiems sukom įrodyt, kai jūs kažko verti, blėt. Na ir va, tokiu būdu jūs griebėt paskolas. Arba, pavyzdžiui, žiūrit, matot, kažkas važiuoja su nauja mašina. Ir ne dėl to, kad tu gali sau leisti tai. Už kur paskolinius griebi mašiną leasing. Ir kai tu šitą padarai prieš kažką pasimaivyt, pademonstruot, prieš kaimyną šustresnis būt, kaip dabar jisai turi, o aš neturiu. O jūsų aplinkoje visada bus tokių, kurie turės daugiau ir geriau. Čia yra va, tas jūsų realybės mechanizmas išorėje, kurį jūs matot. Na ir ką, kai tokie pasiima žmonės, jūs nebegyvensit savo gyvenimu, nes jūs paėmėt, galit, jeigu iš religijos, tai sakysit, su velniu paskolą šitą sutartį sudariau. O realiai tai yra pasąmoniniai mechanizmai. Tu paėmėjai dar nenusipelnęs, tu savo tą energiją paėmėjai iš ateities. Rezultatas greitas, tu gavai šitą reikalą, tau pasąmonė tą įvykdė. Bet tu dar nesubrendęs, tu dar emociškai neužaugęs, viduje pas tave dar nėra mechanizmo stabilaus, tu neišsiplanavęs, kaip tu priklausomus nuo kažkokio darbdavio, ar tai nuo kažko tai. Net nežinai, kas ateinančią sekundę bus, kokia tavo mintis bus, o tu jau įsipareigojai keliem metam ar 14 metų paskolą. Pyzdėt, tavo sveikata pradės šlyti, ne iš karto, vėliau. Tu neturėsi laiko, kada susirgti, tu neleisi savo to padaryti, nes tu privalėsi dirbti. Ir tai yra didžiulė įtampa. Aš irgi, kada aš dirbau, aš turėjau stabilų darbą, atrodo, Airijoje, užsienyje. Pinigų uždirbdavau daug, netgi po 4000 eurų į mėnesį. Paskola buvo ten tik 300 eurų. Kas tai yra? 10 metų aš ten turbūt buvau paėmęs. Ir patikėk, atėjo viena diena, kada pasakė, žinai ką, šiuo metu pas mus krizė ir darbo nėra. Ir visus metus darbo nėra tiesiog. Ir ką tada? Pasirodo, kad čia gyveni taip, kaip ir visi gyvena. Nuo algos iki algos. Gerai, kad aš kažkiek tai santaupų jau turėjau, bet aš tuos metus, kaip sakant, sukišau praktiškai viską ten. Ir ką, manęs nepaklausė, ar tu turi iš ko mokėti, tau tenka mokėti, tu negali susirgti, tu negali nieko sau leist, prasideda įtampa, prasideda
čia didesnė bėda yra po viso šito mechanizmo, kada tavo smegenys yra pajungti konkrečiai tik į šitos problemos sprendimą. Reiškia, užgrūzinti tiek, kad tu turi tik tai uždirbti, tu nieko daugiau, tu esi gyveni trūkume. Pas tave amžinai mintis apie tai, kaip tau reikia atiduoti paskolą. Yra debilų, kuriam pohui jis ten gyvena skolose, jam nieks nerūpia, bet tai nereiškia, kad jis gerai gyvena. Tai va, šitą įtampą jinai pradeda pereiti į santykius, nes ten visą laiką bus trūkumas pinigų, nes tai yra, bet patikėkit, tas mechanizmas per kokią 10 metų persisuka taip, kai tau ateina va tas laikas, kada tau reikia mokėti va tą kainą, kurią tu pasiskolinai iš anksto. Tai reiškia per santykius, per sveikatą ir aišku pinigai. Patikėkit, manim tai veikia šitie mechanizmai. Jeigu tu neaugi, sąmoningai nesi pasiruošęs, tai tau bus kaina šito reikalo, anksčiau ar vėliau. Daugelis jų galit pakomentuoti, kurie jau praėję, įsitikinę šito dalyko ant savo realybės, kad būtų, kaip sakant, žmonių tie, kurie ketina imti paskolas ir tie, kurie jau išėję iš to, kad būtų įvairių spalvų, kaip sakant, kad žmonės galėtų pasiskaityti, nepasimauti ant to pačio grėblio. O va tą infantilumą jums reikės eiti į hipnoterapiją, galim sakyti, bet ne pas šizoterikus, kad jums vidinės tas būsenas užauginti. Nes jūs daugelis užstrigę esate pasąmoniniuose mechanizmuose ant 5-6 metų vaikų. Kad ir kaip tai yra šlykštu pripažinti, bet jeigu tau realybė tavęs netenkina, tai tu esi užstrigęs 5-mečio, 6-mečio vaikų, maksimum ten 7 prote, kuris tą, ką matė iki to vaiko, tą jisai šiandieną suka ratus. Pasižiūrėk, kokios tavo mintis. Jeigu tu nesuki gražių minčių ir pas tave realybė tavęs netenkina, tai pas tave yra užstrigusios mintis, tu gyveni kaip tas robotas vadinamas. Pasikartojančios programos ir pasikartojančios mintys sukasi. Jūs daugelis gal netgi to nepastebėt, nes jeigu vartoji ten alkoholį, tai žmogus iš viso į savęs negirdi to vidinio balso. Tai yra iš viso, kaip telefonas be interneto, be ryšio netgi ne be interneto, o konkrečiai, tas, kas parsiūs, tai gali ten kortas dėstyti, savo pačiam žinutę parašyti ir išsisaugoti. Nieko daugiau. Iki.